Džiaugiuosi, kad būtent jūs visi sutikot pabendrauti tą vadovavimo temą ir gal taip iš toli pradėsime šitą visą diskusiją, bet man norisi padiskutuoti, kas tas yra, kas tas idealus vadovas būtent šiandien. Suprantama, kad visi pokyčiai tendencijos skiriasi, bet šiai dienai kokios savybės, gebėjimai, įgūdžiai, kaip jums kiekvienam atrodo iš skirtingų jūsų perspektyvų, skirtingų pozicijų, kas pas tą vadovą yra svarbiausia. Tai jau Monika, tave kviečiu pradėti. Aš manau, kad tobulo vadovo nėra. Manau, kad tai yra absoliuti utopija, nes kiekvienas vadovas šiandien dienai turi mokintis nuolat. Ir aš iš savo praktikos matau, kad keičiau skirtingas industrijas ir buvau skirtingose įmonėse vadovė ir matau, kad net po kelių patirčių, sukaupus pakankamai nemažai skirtingose situacijose patirčių, aš suprantu, kad man vėl iš naujo reikia mokytis. Tai šiandien dienai sėkmingas vadovas, tobulas vadovas yra tas, kuris nuolat mokinasi. Čia mano suvokimas. Aš tikrai labai paantrinsiu, nes iš pradžių irgi galvoju, kas šis turi būti. Be abejo, mes turim tam tikrų specifinių įgūdžių vadovavimui skirtų turėti, tačiau labai priklauso nuo komandos, situacijos, organizacijos, įmonės. Mūsų organizacija yra daugybė visokiausių vadovų, tačiau kiekvienas jų savaip idealus ir savaip geras. Ir man atrodo, tikrai vieno tokio kažkokio gero pavyzdžio nerasi, nes skirtingiem žmonėm ir skirtingom komandom, tikrai reikia skirtingų žmonių, vadovų, lyderių. Ne? Man kirba noras perfrazuoti klausimą, nes galvodami apie tai, koks jis turi būti, aš noriu galvoti apie tai, o ką jisai turi padaryti, arba kokią vertę turi sukurti. Ir tada per tai galvoju, o kas padėtų tą vertę sukurti. Ir kažkada aš taip, matydamas daug vadovų, pamėginau tokius 3 pagrindinius uždavinius arba 3 pagrindinės vertės suformuluoti. Ne? Tai pirma vertė, man atrodo, kad geras vadovas, visų pirma, reiškia, jis turi, kaip čia lietuviškai dabar pasakyti, angliškai tai taip man skamba, to bring your team to its best. Atvesti komandą į jos geriausią formą fizinę. Ne? Ar tai bus, reiškia, emocinė, psichologinė, kompetencinė kažkokia, reiškia, geriausiai performina. Reiškia, vadovas, kuris, tai čia gali eiti, turi matyti, atjausti, suprasti, empatiją, ten taip toliau, bet kad galėtų, reiškia, tai komandai sukurti tokias sąlygas. Ir gal kartais reikia pabūti kirviu, apšaukti, apriekti, duoti kuprą, žinai. Bet tikslas, čia iškarpysit, jeigu kas netiks, bet tikslas. Kaip tik šitą sukarpysim, kai tu apie kirvį, tai iškirpsim, reikia kirvį. Reiškia, iš esmės, tikslas, vertė, kad komanda būtų geriausioj formui. Ne? Tada, reiškia, antras dalykas labai svarbus yra, čia truputėlį grįžtant prie žmogaus prigimtinės natūros, truputį tingėta. Toks, kai sako, išsikelkite savo tikslus, tai tik psichopatai ar kokie ten sociopatai ten varo, o man patinka iššūkiai, tokie žmonės mane iš vis gąsdina. Tai man atrodo, geras vadovas, jis yra tas, jis challenge'ina. Reiškia, aš angliškai sugalvojau, galėtumėm vadinti to keep ambitions high. Reiškia, jis tokį visada pakvestionuoja, ar tikrai tik tie galim, ir tokio vis šiek tiek stumia. Tai yra jo darbas, tai yra vienas iš funkcijų. Tai tada irgi, kad tą ambiciją kilstelėt, gali būti ir labai vėl draugiškas, empatiškas, girdėt, atjaust, matyt, bet kita vertus gali būti ir tokiu, kuris galbūt basas per ten žaryjas varom ir paskui mane visi, arba atvirkščiai leidi ten pirmą, reiškia, komandą ir tik žiūri šalinį kliūtis, čia visa ta klasikinė vadyba. Ne? Ir trečia, buvau sugalvojęs tokį, šiek tiek norėjosi matyti apsaugot žmonės organizacijose, tai įdėjau dar tokią prasme arba tokią vertę, to prepare my team for my absence. Reiškia, kad aš ne tik išeikvoju komandos resursą, tai reiškia, išsunkiu čia iš visų, o po manęs tai ten, žinai, nors ir tvanas.
bet šiek tiek vat, jau čia su tokia pagarba ir su pagalvojimu, o kas bus po manęs, ar aš įgalinu, ar jie savarankiškėja, ar jie gali veikti be manęs, ten ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, vadovas ateina, vat, kuria sąlygas, ne? Reiškia, laiko tą ambiciją aukštą, bet tuo pačiu galvoja apie tai, kad, žinai, ne aš čia esu amžinas, o organizacija norim, kad liktų, kad veiktų, ne, ten šimtmečiams kūrimi verslai ir panašiai. Tai iš to kažkaip ir norisi pasakyti, kad turi suprast žmonės, ne, tai turi labai jausti ir suprast, kas ką motyvuoja, kas kodėl šiandien be nuotaikos, kas ten trūksta, kliudo ir taip toliau, ne, turi matyti, kad smalsauti ir girdėti, nu toks. Būna vadovai, kurie negirdi, matai, kad nubėgęs, o komanda visai kitur, žinai, arba atvirkščiai, resursas išeikvotas, žmonės beveik sudeginti, o jis dar ateina su 3 naujais projektais. Žinai. Nu, yra buvę tokių situacijų, kur esu turėjęs, reiškia. Tai. Ir trečias, sakau, taip pakankamai taupyti savo žmonės reikia. Žinai. Tai saugot nuo perdegimo, nes gali užgazuotas ambicijas, žmonės tikrai, jeigu charizmatiškas vadovas ar vadovė seks, norės, darys, eis, bet pasižiūri po pusės metų reikia visus į Maldyvus išvežti, atgaivinti, ten, žinai, metam laiko sabatikal paimti. Trečios minties idėja, kad ir savarankiškumas būtų, kad ir be tavęs galėčiau. Aš tik kai klausausi Ugniaus, man tai dar labai norisi pridėti tą kampą, kad kiekviena organizacija yra skirtingose brandos lygmenyse. Kiekvienas skyriaus vadovas lygiai taip pat vadovauja labai skirtingai ir turėti gerą vadovą, kuris supranta, kokios yra organizacijos brandos, kokios yra vadovavimo brandos, ko reikia valdybai, ar valdyba jau yra pasiruošus eiti toliau. Tai irgi yra labai labai svarbu, nes viena yra vadovauti startupui, kita yra vadovauti lietuviškai įmonei dirbančiai daugiau negu 30 metų, kurios savininkas yra visą laiką tas pats, trečia tarptautiniai korporacijai. Tai tobulų vadovų tu nebūsi, būdamas, pavyzdžiui, dirbęs tikrai brandžioje organizacijoje ir nebūtinai būsi geras vadovas atėjęs į startupą. Tai man dar norėtųsi labai tą kampą pridėti prie to, ką Ugnius sakė. Okay. Jo, aš tai galvoju, kad geras vadovas turbūt kiekvienam yra toks, kokį aš, pats žmogus įsivaizduoja, kas yra geras vadovas, ar ne? Nes aš kaip galvojau per savo prizmę, kas man yra geras vadovas, tai aš užsirašiau ten 12 punktų sąrašą. Ir visų pirma, irgi man buvo tas žmogus, kuris mokosi visada, nes tas neapibrėžtume dirbame ir tu niekada nežinai, kas rytoj bus, žinai. Reikia mokytis naujų dalykų ir visada viskas keičiasi. Kitas dalykas man labai svarbus irgi tam geram vadovui yra tas, ne tai kad empatiškumas, galbūt emocinis tas intelektas, kai aš drąsiai priemu save toks, koks esu, suprantu savo ten stiprybės, silpnybės, drąsiai apie tai einu, komunikuoju, nebijau, priimti tą kritiką, gauti kažkokį feedbacką, kas man sekasi, kas nesiseka, nebūti tuo vienu, aš einu, o jūs kaip nori, aš mąstau, o jūs jau mąstykite taip, kaip aš irgi mąstau. Nu, tu turi tą komandą ir suburti, ir bendradarbiauti, ir pasakyti kartais, kad aš nežinau, ir net ne kartais turbūt aš nežinau, man reikia pagalbos. Tas gebėjimas dirbti tame neapibrėžtume ir pritarti, ir pasakyti, kad aš nežinau visko ir prašyti tos pagalbos ir bendradarbiavimo, man atrodo, ypatingai šiuo laiku svarbu tam vadovui. Man atrodo, svarbu dar tas ir autentiškumas, nes mes vadovai labai skirtingi esame. Ir tas, kad aš vienoks, tu kitoks, gero visiems tikrai nebūsi, nes aš turiu tokią, kaip sakau, mantrą, kad visiems geras nebūsi, tu turi vis tiek turėti savo kažkokią viziją, kur tu eini, ką tu darai, o visa kita triukšmas. Tai tiesiog einu, darau ir tiesiog siekiu savo tų tikslų, o tada jau jos, kas su manim nori eiti. Man atrodo, mes dar apskritai pakankamai jauna rinka ir jauni vadovai. Aš nekalbu apie tokius, kur, žinai, ten kažkokiu būdu, kažkokia įmonė kažkada privatizavo, ten prasisuko, ten dabar, žinai, čia, iškilus verslininkai ar ten savininkai. Bet tai kitaip sakant, mes į vadovo rolę suprojektuota buvo daug skirtingų lūkesčių. Mes norėjom, kad vadovas būtų ir verslininkas. Taip. Mes norėjom, kad vadovas būtų ir tas klausytojas, ar tas, žinai, HR žmogus, ir tada tas administratorius, ir tas ganytojas, ar ten tas, žinai, reiškia. Tai šiek tiek, irgi kalbant ir arba apie tas skirtingas brandas, arba skirtingas stadijas, arba, žinai, skirtingos
būklės organizacijas, ne, lygiai taip pat verta užduoti klausimą, tai o kokio tipo vadovo reikia. Čia, reiškia, viena diskusija tokia užvirė irgi socialiniuose tinkluose, reiškia, ten, vat, kaip į kažkokią tai įmonę paskiriamas žmogus ne iš to sektoriaus. Arba, sektoriaus nepažįstantis, ar nepažįstanti ir kaip tada, tai bus gera vadovė ar nebus, jeigu neišmanys ten kokių nors subtilių technologinių dalykų. Ir vėl man taip noras kyla, žinai, pasakyti, kad, neprojektuokim į vadovą ten, žinai, vyrmeistro, kompetencijų. Aš šitą temą turiu tikrai nemažai pasakyti, nes aš esu ta, kuri keičiau iš žiniasklaidos nemokamos į mokamą televiziją išėjau vadovauti. Iš mokamos televizijos išėjau vadovauti prekybos įmoniai, dabar vėl grįžau į žiniasklaidą, kas yra naujienų portalas. Tai ką aš mačiau visoje toje karjeroje, mačiau tik tai tiek, kad iš principo tu neturi būti geras savo srities specialistas, tu tiesiog turi gerai išmanyti verslą ir vadybą, nes pardavimai yra visur vienodi. Marketingas visur vienodai veikia. HR-as, personalas visur vienodai veikia. Kodėl mes Lietuvoje dar galvojam, kad mes, jeigu 20 metų dirbam vienoje srityje, tai tik toj srityje bus geras vadovas. Taip, ir šitas mitas yra tas, apie kurį mes tikrai turim labai daug Lietuvoje kalbėti. Nes geras vadovas nebūtinai yra tas, kuris 15 metų dirbo vyr specialistų. Taip. Bet tai yra tendencija Lietuvoje ir aš kiek dirbusias atrankų srityje ir mes, kai ieškodavom vadovo, tai dažniausiai ir būna, tu turi būtinai turėti, pavyzdžiui, mažmeniniai prekyboje, ten 5-10 metų patirties, visi kiti yra nurašomi. Ir tas, kai pasižiūri užsienio rinkoje, ateina kandidatai, kurie grįžta iš užsienio, pasižiūri jų CV, tai ten teisinė įmonė, tada ten kažkokia pramogų industrinė, ten dar kita, ten retailas tas pats. Tai tiesiog labai skiriasi ir žmonės migruoja, tu turi tas kompetencijos pagrindinės, kurios tau leidžia. Bet tai priduoda daug daugiau vertės tau kaip vadovui, nes tu pasilygini skirtingose industrijose, kas vyksta. Aš galiu naudoti žinias, kurias aš mačiau ir susikaupiau ir prekyboje, ir skaitmeninės šitą palydoviniai televizijoje, ir televizijoje tiesiog paprastoj. Tai aš tas žinias galiu pakankamai plačiai panaudoti. Ir kai mes ieškom žmonių ir prieš tai ieškodavau žmonių, kuo platesnį ratą žinių tas žmogus turi, to jo platesnis mąstymas ir to jisai daugiau gali padaryti. Tai iš šito mito mes tikrai turime išeiti. Ir tikrai ir pačios gerosios praktikos sako iš ties, kad tikrai daugiau gebėjimų, kompetencijų ir geresnių rezultatų pasiekia vadovai, kurie turi tą horizontalią karjerą skirtingose srityse. Taip. Ir pačioj viduje organizacijos, net tie potencialūs vadovai, kur matosi, kad jie gali kažkuo tapti, aukštesnio lygio vadovais, pirmiausia, kitą kartą ir jiems siūloma judėti iš vienos pozicijos į kitą, iš vieno departamento į kitą, tam, kad kuo daugiau augytų patirties skirtingose srityse. Ir aš labai jų mantrinu, kad, man atrodo, čia tai yra stiprybė didžiulė vietoj to, ką kiti aplinkai kalba, kad tai yra kažkokia, minusas. Bet matai, kad iš kliento perspektyvos, kai ieškai žmogaus, atrodo visada tu, tau pigiau ir greičiau gauti žmogų, kuris jau turi tą patirtį, tu įstatėjai tą, vėžės ir jisai važiuoja. Ir tu nevertini tos aplinkos, kad žinios kažkokios sukauptos įvairiose įmonėse tikrai duoda pridėtinės vertės, nes tu tada ir kūrybiškumas ir ta multidisciplininė ta aplinka, kad tu ten turi skirtingų patirčių, iš skirtingų sričių tau tik tais duos didesnį rezultatą verslui. Aš tai netikiu, kad žmonės iš tos pačios srities atėjęs, jie turi labai daug bajosų, įvairiausių nuostatų, automatinių reakcijų, kurių galbūt naujoje organizacijoje net nereikėtų turėti, o tas smalsumas, žingeidumas, noras mokytis, jis tikrai didesnius stebuklus gali sukurti negu žmonių patirtis atsinešta. Gal čia galima taip, aišku, čia gal šiek tiek šalia temos, bet man taip irgi norisi matyti epochų perspektyvai pažiūrėti. Buvo laikas, kai matyt, rinka nebuvo tokia intensyvi ir reikėjo tiesiog turėti žinių, kaip veikia vienoks ar kitoks verslas. Ir tada lūkestis vadovui yra, kad jis turėtų šitų žinių ir sustatytų verslą taip, kaip jis turi vykti. Taip. Kai dabar yra viskas globalu, intensyvu, čia, nėra geografinių sienų nieko, iš esmės tai, ką tu turi sukaupęs ten per X metų, gali visiškai neveikti dabarčiai. Už tai reikalavimas yra susigaudyti, greitai reaguoti, greitai keisti. Toks visai kitas profilas yra ir ypač atrankose, galvoju, ieškant vadovo, matyti jau tada, ką Monika ir tu sakei, toks, mokymasis, gebėjimas mokytis. Lankstumas iš esmės. Tada lankstumas keistis, ne įsikibti prie kažkokios nuostatos. Tvarumas, kad tu priemi tą kaip tokį ir
Ja, o gal kartais išmest save vat, į nekomfortą, ne, iš kažkokio labai ten vienos industrijos permesti visiškai priešingai. Pažiūrėt, veikia, neveikia, ne? Tai tik tai klausimas gal dar toks labai smalsus būtų, nežinau, irgi nenoriu diskusijos nukreipti, bet klausimas, kas save suprojektuoja, vat, žinai, kokie žmonės save suprojektuoja vadovo karjerai arba vadovo profesijai. Nes pati vadovo profesija, jinai tokia, žinai, skirtingose gyvenimo etapuose, tai čia, dabar vadovauju, paskui galbūt ten savo verslą, tai, žinai, iš vadovo į verslininką, tada ten gal į savininką, tada, kas taip labai nuosekliai pasakytų, aš esu, pavyzdžiui, vadovas, ne, ten tarkim, ne, vat mano pašaukimas vadovauti ir tada ruoštis tai karjerai, ne, ją taip, žinai, puoselėt, mokytis, rinktis. Žinai, aš galvoju, kad jeigu tu savo keli tikslą būti vadovu, iš esmės tai yra ėjimas į niekur. Nes tu turi turėti tikslą gerokai aukštesnį, mano suvokimu, ne? Tai aš manau, kad tikslas pareigos ne visai yra ok tikslas. Daugiau ne tikslas pareigos, pakeisti kažką Kaip funkciją. Bet, pavyzdžiui, aš kai VAU baigiau personalo vadybą ir atsimenu, mes kvestionavom tą magistrą. Ir mums sakydavo, mes ruošiam vadovus. Ir sako, okei, o tai kaip, o ką, nes mes patirties ten jokios konkrečios neįgauname, mes kažkokią tik teoriją. Arba, pavyzdžiui, JSM atsimenu studentus, jie visą laiką sakydavo, aš baigiu ir aš būsiu vadovas. Sako, aš, taip ne apie tave nežinau, bet aš tai būsiu vadovas, žinai, po 4 kursų. Sakau, tai ką tu veiksi be tos patirties? Tiesiog, bet mane sako, ruošia 4 metus būti vadovu. Čia apie tą, kad... Aš per visą savo karjerą, kai ėjau, aš niekada neturėjau tikslo būti vadovai. Man tiesiog buvo įdomu. Ir aš turėjau gebėjimų, kad būtum vadovė, reiškia. Aš nuolat mokinausi. Ėjau į tą patį JSM, ėjau į BMI Executive, pavasarį mokiausi Stanford universitete. Aš supratau, kad man tiesiog reikia gilinti žinias, bet galutinio tikslo būti vadovė aš niekada neturėjau. Rezultate aš esu 3 kartą vadovauju įmonį, bet tikslo tokio aš niekada neturėjau. Ir aš kai žiūriu to žmonės, su kuriais aš augau, sakykime, žiniasklaidos bendrovai, kuomet akcininkai buvo didžiulė švedų korporacija. Tie žmonės, jie niekada neturėjo savo tokio, kaip čia pasakyti, to tikslo būti, nežinau, generaliniu, viceprezidentu, valdybos nariu, ar ne. Jie labiau galvojo apie tai, kad aš noriu pakeisti pasaulį, aš noriu padaryti tą sritį, kurioje aš dirbu tiesiog geriausia. Viską. Tai čia buvo aistra, vizija. Jo, aistra, vizija ir tas įkvėpimas. Viskas. Ten nebuvo minties apie tai, kad aš noriu būti gerų vadovų. Ten tiesiog buvo apie tai, kad aš noriu būti tuo, kuris keičia pasaulį, aš noriu būti tuo, kuris tą pasaulį daro įdomesniu, tą sritį daro tikrai labai gerą ir burti tos žmonės aplink save, kurie tiki. Tai aš asmeniškai, kai aš augau su tokiais vadovais ir čia man buvo turbūt geriausias pavyzdys, koks tas vadovas iš tikrųjų turi būti. Ir labai gerai Ugnius sakė, mes Lietuvoje dar neturim tokių kartų, kurios yra ataugusios su tokiais vadovais. Jeigu mes žiūrėtumėm į Skandinaviją, Jungtinės Amerikos valstijose, Vakarų Europą, ten jau yra kartos vadovų, kurie augia su transformacijos lyderiais, su tai žmonėm, kurie iš tikrųjų keitė pasaulį. Ir aš sakyčiau, kad reiktų iš to kampo galvoti, kad aš noriu, man įdomu, aš noriu pakeisti kažką, aš noriu padaryti pokytį ir aš noriu, nes man yra įdomu, mane tai veža. Nes tu ir kitą, kaip saka, įkvėps ir tą prasme perduosi. Tai man žinai, irgi tas labai artima ir labai pritariu, sakau, mes gal čia iš to pačio burbulo esame visi, kokie tie vadovai turi būti, bet aš ir pati, kai atrandu prasme tai, ką darau, tai tu tą transliuoji ir žmonėm ir tada lengviau ir komunikuoti, nes vis tiek tas vadovas turi būti ir vizionierius. Tai ką aš darau, dėl ko aš darau, kur aš einu, tai tą sugebėti, žinai, ištransliuoti savo. Ir iš mano praktikos, dažnai pažiūrėkim ir tais glaudžiais nepriklausomybės laikais ypatingai, juk visi norėjo tapti vadovais dėl didesnių pinigų, dėl galios, dėl statusų ir panašiai. Ir mes tik dabar pradedam kalbėti su žmonėm, naujais vadovais, jaunais žmonėm apie prasme grįstą vadovavimą arba kažkokią kultūrą, vardan ko aš esu, ką aš ir dėl kokių priežasčių darau. Ir tiesą sakant, dabar tai yra ilgas kelias, yra žmonės, kur organiškai išmoko, suprato prasme, bet yra daugybė vadovų ir tikriausiai didelė dalis mūsų rinkoje, kurie vadovauja tiesiog nes vadovauja, galbūt dėl to, kad gerai sekasi ir tos prasmės neieško. Ir tas kelias yra labai sudėtingas. Ir kiek mes organizacijoje bandom kalbėti apie tai, mokyti tos vadovus.
na, tai nėra vienos dienos, vienos valandos susitikimas, tai yra didžiulis darbas su savimi ir didžiulės kančios iš tiesų. Aš tai manau, kad turi užaugti kartos. Tiesiog vadovų kartos su šitą mintim. Taip. Bet tam tikrą prasme nyksta tas ribos tarp tų vadovų ir darbuotojų, žinai, atsiranda tų visokių įvairių valdymo formų, ne, ten sociokratija ir panašiai. Ir buvo pas mus, tarkim, organizacijų, kai IT ir atrodo, nu, darbuotojai labai vertina, kad ta nėra čia kažkokių hierarchijų, ten, kad vadovas negaliu užeiti, ten visi vis tiek sveikinasi, tokia vis tiek bendruomenė yra žmonių. Ir va tas atotrukio dingimas, jis labai, manau, kad svarbus ir pačiam darbuotojui, tam jaunai kartai ateinančiai, žinai, pas mus. Ir įdomu, kaip iš tikrųjų keisis tas vadovavimas, nes tokio kaip lyderio įkvėpėjo vis tiek, manau, kad reikės ir reikia. Bet tas, kad, žinai, čia ego statusas, aš pasakysiu ir visi darys, nu taip nebebus jau. Tai čia tas pokytis ir vyksta dabar, manau. Man tai kirba čia dar keli klausimai, toks labai smagu klausytis. Viena vertus, kartais atrodo, kad, gal tai nėra masinis reiškinys, bet kartais atrodo, kad, gal čia ir tarp jaunimo toks, kad atrodo, bet kas gali būti vadovu. Yra. Nu, tokio. Yra. Vadovauti, koks čia darbas čia vadovauti. Nu, ten maždaug, žinai, mytai čia tą pareguliuoju, visi darbus daro, o aš tik tai čia. Reguliuoju. Jo, aš tik reguliuoju, žinai, tai irgi grįžtant, Jegor, prie tavo klausimo, žinai, kas yra tas, kokios tos savybės, ko reikia, žinai, kad tai pakankamai gal, žinai, ankstyvam karjeros kelyje važiuot pažintum, kad man patinka ten organizuoti, o man nepatinka organizuoti. Žinai, tai vienas toks kampas, o kitas kampas, žiūri, negaliu nepaklausti. Ir Monika, jeigu galiu tau klausti, nes kaip čia, recent changes, ne? Ką pasamdė? Kokią kompetenciją arba ką pasisamdė tavo, reiškia, dabartinė komanda arba valdyba, kuri tave pasamdė? Įdomu, ką jie pirko? Turbūt tą klausimą geriausia užduoti būtų jiems, ne man. Suprantu, bet gal tu jauti iš klausimų, arba kas lėmė, kad taip pakankamai greitai ten klikino, reiškia. Aš manau, kad bendras supratimas, kur organizacija turi eiti. Bendras suvokimas, kad vadovas turi būti įkvėpėjas, lyderis, transformatorius, žmogus, kuris parodo kelią, padeda lengvai praeitą kelią, nes šiandien dienai jau kiekvienas vadovas statistiškai valdo ne mažiau kaip 5 pokyčius. Įsivaizduokite, jeigu vadovų komanda yra mažiausiai 10 žmonių, tai jau yra 50 pokyčių viduje, o jeigu mes kalbam apie tokią organizaciją kaip jūsų, tai mes galim skaičiuoti tūkstančius. Tai tas vadovas, kuris šiandien dieną yra pagrindinis žmogus, jis privalo suvokti, kaip valdyti pokyčius paprastai. Jis tiesiog privalo tą padaryti. Ir šiandien dienai mes Lietuvoje dar nekalbam labai garsiai ir labai stipriai, nematau dar organizacijų, kurios valdo pokyčius su žaidimais, su gamifikacijos elementais. Mes Viasatė tą darėm dar 2016 metais, žaidėm Pelikano žaidimą, Elrytas irgi turės savo žaidimą ir irgi lygiai taip pat žais. Bet kiek tokių organizacijų šiandien yra? Vakarų Europą jau šitą daro, Jungtinės Amerikos valstijos lygiai taip pat. Tai aš manau, kad mes visų pirma turim kalbėti apie tai, kad jeigu samdo, tai samdo tą, su kuriuo galima lengvai praeitis. Turbūt lengvai nebus, ne? Sąlyginai lengvai. Jeigu mes žinom, kaip pokytį valdyti, tai iš esmės mes žinom, kuriuose vietose palengvinti viską darbuotojams. Nes yra tam tikri metodai, tam tikros metodologijos, kaip tą galima daryti ar ne. Galų gale tas pats žaidimas, kuris yra kaip vienas iš būdų, kaip palengvinti. Kuriantis ir transformacijas, ir įsitraukimą gerokai didesnį. Tada mes daug kalbam ir aš pati dalinuosi nemažai LinkedIn apie tai, kad vadovas turi būti geras pokyčių ambasadoris, lygiai taip pat ir daug kalbėti, kiek šiandien dienai Lietuvoje vadovų gali kalbėti kartu su savo darbuotojais, pakankamai laisvai kurti istorijas apie tą pokytį, ir ne kiek yra to storytellingo realiai. Ne, bet šiandien dienai mes turim tikrai ne vieną pavyzdį gražų ir kaip Disnėjaus Netflixo vadovai kalba apie tai. Labai lengvai, labai paprastai, tiesiog žmogiškai suprantamai, nes aš turėjau praktikos ir prieš Varitas LT mokinti komandos pokyčių vadybos ir mes kalbėjom apie tai, kad jeigu jūs ateinat pristatyti pokytį kaip vadovai su valdybos prezentacijom ir dar juodai apsirengę, tai meskit lauk valdybos prezentacijas, eikit geriau apsimokit savo kedus, džemperius su nežinau, Disnėjaus ausytėm ir tada keliaukit pokyčių pristatyti. Tikrai ne juodais kostiumais ir ne tikrai sudėtingom prezentacijom iš valdybų. Tai pradėkim nuo to.
Bet aš labai džiaugiuosi, kad pokyčių valdymo kompetencija ir jos poreikis atsiranda organizacijose. Ir tikrai kalbam paprastai, sudėtingais būdais, dalykais. Galbūt atsiradusi kompetencijoje tada lengviau ir vadovus challenge ir klausti po galais, kas čia vyksta ir kodėl nevyksta taip, kaip norisi. Tai tokiu būdu gal mūsų organizacijos ženkliai geriau mokosi. Gaila dažnai, kad iš savo klaidų, ar ne, bet kuo toliau, tuo dažniau iš specialistų ir iš gerų patirčių. Tai dėl to tikrai... Aš labai tikiuosi, kad mūsų vadovai Lietuvoje tikrai kuo toliau, tuo labiau mokysis ir kad kuo daugiau atsiras tokių žmonių, kurie dirba su šitą sritim. O kaip matote, kaip tas mokymasis geriausia, kad vyktų? Kaip iš šis vadovai mokytis iš patirties? Kokia mentorystė, mokymai, koks tas yra kelias? Čia labai, man kaip tik ir kirbėjo klausimas apie tai, reiškia, kas esam pabuvę vadovais, mes labai aiškiai suvokiam vienatvės, reiškia, tą, nežinau net kaip čia pasakyti, tokia dedama, neišvengiamybė. Ir plus ta tokia špagato būsena, reiškia, tarp valdybos ir tada tavo visos komandos, ir to virvutėj išbūti. Dar klientai yra. Tai dar ir klientai, ir visus stakeholderius čia sudėjus, tai čia iš vis žongliravimas, ar čia ekvilibristika. Ir tada klausimas, aš ir prie kompetencijos vienos irgi noriu ateiti, reiškia, prie tos self-reflection, žinai. Nes yra tokių vadovų, tikrai sutinku savo aplinkoje, tokių vadovų, kur, atrodo žmogau, pažiūrėk į veidrodį, kokius tu nesąmonės darai, žinai. Bet jo mechanizmas yra, kad viskas tvarkoja. Jam nėra kažkas, iš komandos, aišku, nieks nedrįsta pasakyti. Jo, bet jis turbūt veikia iš to, kad jis taip įpratęs. Jo, veikia, organizacija kažkaip veikia, kažkokį rezultatą generuoja, ar ten varo at their best, aišku, kad ne, bet, žinai, bet net ne, ir aš galvoju, labai geras klausimas, o tai kaip paskatinti asmeniniam pokyčiui, mokymuisi, kaip tenai nuvesti tokį... Aš asmeninę gal savo patirtim pasidalinsiu, kai aš atrodo buvau išmokusi vienokį, mačiau vadovą šalia savęs ir atrodo aš mokiausi iš vadovo, tai geriausiai siek mokiausi iš vadovo, gal kažkiek tai iš aplinkos, kažkokie gal klientai ir panašiai. Ir tada veikimo būdas man irgi automatinis, kaip moku, taip ir veikiu, ar ne? Bet po to vis tiek viduje kirba, kad kažkas ne taip yra, kad nėra autentiškumo, gal nėra. Tai yra toks mechanizmas, kuris net nekyla iš vidaus. Tai ir tada, kai aš tą supratau, kad man taip netinka, tai pradėjau ieškoti savo kelio, bet atsiranda kažkokie tai mokymai, kažkokios grupės, nes vienišumą reikia tarp kitų vadovų kažkaip tai, problemas pasidalinti, kaip čia spręsti ir visa kita, ar ne? Tai pradėjau pati ieškoti tų kelių, kaip mokytis ir kaip tapti tą, savo geresnę versiją, tą vadovę, kur aš noriu būti. Ir atsimenu, aš kadangi buvau dar pakankamai jauna, kai pradėjau vadovavimo patirtį ir turėjom tą savirefleksijos grupėje ir buvo vyresnis vienas vadovas ir sakau, tai kada aš būsiu ta gera vadovė? Tai pasakyk man tada tą atsakymą. Jis sako, man jau ten, jam gal 55 buvo, man gal ten 26, 25. Ir jis sako, aš tiek nuėjau, kad aš dabar suprantu, kad realiai tu visą gyvenimą mokaisi ir tu vis tiek niekada nebūsi tas geras, tobulas, koks ten įsivaizduoji. Tiesiog reikia eiti, mokytis, daryti, klysti, nebijoti klysti ir atrasti savo tą kelią. Tai man tie žodžiai įstrigę ir aš iki šiol einu, darau. Ir tas autentiškumas, kad pripažinti tas klaidas, prisimti atsakomybę, toliau nebijoti, suklysti, atsikeli, eini toliau ir tiesiog darai tą, ką darai ir mokaisi pakeliui irgi. Aš turiu tokias dvi gal taisyklės, kurias naudoju visą laiką besimokydama. Tai vienas dalykas po kiekvienos patirties, kai aš ją praeinu. Aš dažniausiai savo bandau pareflektuoti, ką aš išmokau ir kur aš padariau klaidas. Ir ten, kur aš galvoju, kad aš padariau klaidas, aš einu gilinti savo žinias. Visom to žodžio prasmėm, nes jeigu aš galvoju, kad aš kažką neteisingai padariau, man įdomu ir iš teorinės pusės, ir iš praktinės pusės suprasti, kur aš neteisingai padariau. O kitas dalykas, kadangi kiekvienas vadovas dažniausiai neturi laiko ir kaip Ugniau sakė, yra perdegimų krūvos, yra krūvas, sakiau, KPI su prioritetu 1000. Aš suprantu, kad aš neturiu iš vienos pusės laiko mokytis, tai aš naudoju 5 minučių taisyklę, aš tiesiog kiekvieną dieną 5 minutės skaitau kažkokią tai temą. Tiesiog 5 minutės. Ir pokyčių vadybos tema aš skaitau nuo 2016 metų, kiekvieną dieną 5 minutės. Tai
per tą laiką susikupė, tikrai labai daug perskaitytų straipsnių, labai daug perskaitytų žinių, kažkada mokinau panašiai komandą ir man labai gerai sekėsi šitą vietą padaryti, nes 5 minutės jos nekainuoja labai labai daug, bet žinių prikaupia tikrai labai labai daug. Tai čia turbūt yra 2 pagrindiniai principai. O labiau per praktiką visada aš tai va. Tai aš praeinu praktiką ir tada bandau gilinti teorinės žinias, nes suprantu, kad kažkuriuose vietose gal žinai nesuprantu. Tai vad kalbant apie tą praktiką ir iš tos mano praktikos mokant ir žiūrint į vadovų mokymasi, tai vis dėlto labiausiai vadovai mokosi kažkokiam savo socialiniam rate. Ir dar daugiau išmoksti išlipęs iš vienos organizacijos į kažkokį platesnį socialinį ratą. Jeigu mes galbūt nemokam patys pareflektuoti, galbūt neįdomus man kažkokie mokymai, kuriuos mums siunčia, visgi tada, kad atsirandi kažkokiam vienam ar kitam burbulė socialiniam, kur tau tenka bendrauti ir matyti kitus aspektus ir kitas nuomonės, nenori pradėti apie tai galvoti. Tai man atrodo didžiausia vertybė vadovų, vienišoji toj roliai yra, buvimas kažkokiai bendruomenėje. To networkingo, realiai tinklo, to pažinčių plėtimas ir ne tik savo pačiai organizacijai, bet svarbiausia, eik toliau, eik lauką, pasižiūrėk, kas vyksta, nežinau, prisijunk prie visokiausių community organizuojamų, ne tik vietinių, bet ir international, dar kažkur. Kuo toliau, tuo plačiau, tuo daugiau tu gali išmokti ir suprasti ir pažinti visko aplink. Ir tikrai matosi tie vadovai, kurie plačiau eina daugiau, yra žingeidesni, jie daugiau tų patirčių atsineš ir pagrindė sėkmė jų yra tikrai. Aš tai tokį, aišku, čia gali nuskambėti biškį narcizistiškai gal, bet prieš gal porą metų mėginau sugalvoti top 5 kompetencijas. Va taip, kad pasakyt, kas yra sėkmingo žmogaus, 5 kompetencijos. Jų yra. Tu nori būti sėkmingas ir laimingas. Čia galima į tą patį žodį gal įdėti, žinai. Kad gautųsi, kad sektųsi ten ar panašiai. Bet žmogui, ne vadovai, o žmogui. Bet žinokit, dabar atklausydamas jis prisiminiau ir galvoju, kad labai tinka vadovui. Matyt, tai tinka žmogui. Ne? Tai viena buvo savivoka. Tai gebėti susivokti, kur esu, kaip esu, ten, žinai, darbiškai gal holistika apie save. Ne? Tai reiškia toks, kad nebūtum, reiškia, tam kreivų veidrodžių kažkokioj tai aplinkoj. Ne? Tada learning ability, tai tas gebėjimas mokytis. Ne? Ir matyt, kad mokytis eigoj, tas on the go. Reiškia, o tai reikalauja tada ir reflektavimo, gebėjimo, ką Monika tu sakai, ką ir tu sakai, netoks. Padariau, gavosi, nesigavo, kodėl, žinai, gebėt, nežinau, kažkaip akumuliuoti tas žinias. Tada man piršosi labai, nes aš toks irgi fanatikas esu tos inovacijų arba to kūrybingumo, tokio išmąstyti, sukurt, tai reiškia kaip kitaip, kaip veikia, žinai, biški ten jungt, nes čia visiškai paskaičiau ten dar kaip čia, kritikuojančius, reiškia, dirbtinį intelektą kelis straipsnius, tai ten irgi, žinai, kalba apie tai, kad tai labiau tiesiog atkartoja tai, kas jau yra, tik tai tiek, kad, reiškia, atrenka iš didelių duomenų, reiškia, masių, o sukurti, kažkokią jungtį padaryti, kažkokią kitokį sprendimą padaryti, tai lyg tai kūrybingumą norėjosi įsidėti. Bet šalia kūrybingumo labai norėjosi įdėti critical thinking, nes mes gyvenam labai labai iškreiptos realybės kažkokios arba tokios, žinai, visas tas, nežinau, fonas, informacinis fonas ir laukas, jis toks labai sunku susigaudyti, kas tikra, kas, žinai, nupiešta, ten sugalvota, suburta ir taip toliau. Ir galvoju dabar apie 5, bandau prisiminti, man atrodo, kad tai ryšosi su šiek tiek emociniu intelektu, kas truputėlį ryšosi su savivoka, kad visgi, kad ir kokioj turbulencijoje bebūčiau, aš to sveiko proto neprarastų. Čia gal irgi yra vadovų gebėjimas toleruoti neapibrėžtumą. Nes turbūt, žinai, ten ne vienas tyrimas Harvardo ten darytas yra apie tai, pavyzdžiui, paskutinis reikšmingiausias jūsų versle priimtas sprendimas, kaip manote, kiek jūs turėjote jums reikalingos informacijos. Ir ten apie turbūt 50% vadovų pasakė, apie 30%. Tai toks pajauta, intuicija, kažkoks toks ir gebėjimas būti tokioj, žinai, kažkokioj tai labilioj erdvėj.
Aš tai klausiausi tave, žinai, ir galvoju, kad čia mes dar turim nepamirštą kampą, kad kai mes savo pasakom, kad mes norim būti neva tobuli, unikalūs, labai daug visko mokėti ir žinot, mes turim nepamiršti ir būti laimingi. Nes užsibėgam, užsivėjam tame rate, žinai, kaip tos voverės ir o kas iš to? Čia labai svarbu, kas etalonas. Žinai, nes jeigu aš etalonas pats savo, nu, vat, kaip sakai, būti tobulu. Bet aš žinok, noriu apskritai tą kampą nuimti, kad, nu, ta prasme, kas etalonas, tai čia labiau yra ego kampas. Kas tau iš to? Ar tu dėl to esi laimingesnis? Geras ane? vadovas, tai kas atskaitos taškas? Jo, nes Aš gal... Bet gali būti žmogus, gali būti kažkokia savybė. gal tu turi mėgautis jo visame tame, nes, nu, aš, žinai, buvau 3 įmonių vadovė, buvau 4 valdybų narė ir suprantu, kad kuo toliau tu eini, žinai, nu, nebėra tų pozicijų, kurios ten, sakykime, nežinau, motyvuotų tave. Tai tu tame nori tiesiog atrasti prasmę. Ir viskas. Tai noriu sakyti, prasmė juk svarbiausia. Taip. Ir vardan ko aš tai darau. Ir kai jos sieki, koks skirtumas, kokią poziciją tu užėmė, kokią kryptimą, ne. Taip. O turėjote vat, kažkokį etaloną iš vadovų, kad, nu, vat, kai siekėt vadovavimo karjeros ir panašiai, ir buvo kažkoks etalonas, bet kuris sugriuvo. Ar iš viso buvo, kad, nu, va šitas taip super. Aš turėjau tikrai ne vieną gerą vadovą, vieną prisimenu tokį, kuris buvo absoliutus vizionierius, su kuriuo mes pradėjom dirbti vienoje žiniasklaidos bendrovių ir kuris, atsimenu, per vieną iš pokalbių pasakojo apie tai, kaip mes čia po, nežinau, 5 metų darysim. Tuo metu sėdi suvoki, kad, nu, nebūtinai čia yra viskas įmanoma, bet po 5 metų apsisuk ir supranti, kad padarėm daugiau. Tai suvokiau, žinai, kad tas žmogus, kuris tiki ir kuris gali papasakoti tau tą istoriją ir atiduoti tą istoriją, tikrai gali daugiau. Ir turėjau tikrai labai smart vadovą, kuris ateidamas už Dubeko sakė, žinai man, kad tu nesi kūrybinga. Tau reikia kažką daryti su tuo, tu turi dirbti. Aš, aišku, buvau pikta vakare, žinai, po šito pokalbio, bet savo pagalvojau, kad, nu, okei, jisai gal mato mane iš šono geriau. Susiradau privačią siuvėją ir 4 valandas mokiausi su ją siūti, galvodama apie tai, kad reikia man išmokti ir detalės, nukreipti daugiau dėmesio ir spalvas padėlioti. Ir tos kompetencijos vėliau labai labai pravertė, žiūrint plačiaja prasme. Tai tas vadovas, kuris gerai pastebi žmogų, kuris pastebi savybės, kurias reikia tobulinti, yra tikrai labai labai smart vadovas. Bet aš tai galvoju iš kitos pusės, kad mes turim kiekvieną savo stipriasias pusės ir silpnasias. Ir jeigu, pavyzdžiui, kūrybiškumas, nu, taip, tai yra tobulintina savybė, bet tai nebūtinai aš būsiu ten, žinai, kūrybinga numeris 1. Tai Taip. ir galvoju, aš galiu ten laužti, nelaužus, gal man tiesiog nepavyks to kūrybiškumo išlaužti. Tai gal aš pasimsiu geriau komandą tokią, kad būtų divers ir paimsiu žmogų, kuris mane papildys. Nes vadovui turėti tą atskaitos tašką skirtingą žmogų komandos prasme negu aš pats. Tai labai svarbu, man atrodo, žinai. Jo. Ir čia vėl ateina savivoka. Taip, Sąrašo išties. Ir dar aš norėčiau tada prie to sąrašo, apie kurį kalbėjai tu, kad vis dėlto pasitikėjimas savimi irgi yra labai stiprus dalykas. Taip, aišku, turėdamas tą viziją, tu galėsim pasitikėti. Tai vat viskas iš to susideda. Aš dabar pradėjau tokią skaityti knygą Leader as a Healer. Čia tokia kaip ir nauja tokia, suprantu, mintis yra apie tai, kad mes kaip vadovai, kaip lyderiai labai einam iš to automatiško pripratimo, kad veikiam, kaip veikiam. Yra sistemos, procesai ir labai sunku pereiti, ypatingai po COVID, kad dabar kažkaip kitaip. O dabar nėra, netgi politika ir ekonomika keičiasi kasdieną, mes nežinom kaip. Ir kad gebėjimas atsitraukti, pasižiūrėti, tarkim, tas emocinis intelektas, kad nu, vat, suprasti ir išjausti, vat, tarkim, savo komandos emocijas, kuo jie gyvena, nuimti tą įtampą, stresą, kad atsirastų vat, tas pats kūrybingumas, labai svarbu šiai dienai, žinai, kaip vadovui yra, kad tu turi būti truputėlį, žinai, jau pereiti tą kitą automatizmą, kad aš nieko nežinau ir tada pasižiūrėti per tą tokį kitą prizmę. Čia man irgi įdomu, žinai, verslai yra sistemiški, o žmonės yra organiški. Nu, taip, dabar čia sugalvoju, žinokit. Šiaip tai visiškai taip. Arba kitaip sakydavau, verslas yra logiškas, žmonės psichologiški. Ir tada suvoki, kad, nu, žmonės, žinai, juos reikia kažkaip įdėti tą sistemišką verslą. Ir vat, matyt, kad vadovas yra tas geras
nu, vat geras, nežinau, kaip čia jį pavadinti, geras. Nukreipėjas. Iš esmės tas, kuris Ir ištraukia. vertėjas, ir nukreipėjas, ir kartais daugiklis, vat, kuris, ne, pažadino tavyje pyktį iš pradžių, bet supykai, išmokai, žiūrėk, turi, ne? Jis kaip turėjo dar kitų savybių. Jis labai greitai pastebėjo, kad aš labai nemėgstu rutinos ir man nuolat keisdavo užduotis. Ir aš kaip dabar prisimenu, kad, žinai, kartais būna, gauni užduotį kas 3 mėnesius, vėl naują kažkokią dar ir supranti, kad mane tas veža absoliučiai. Ne? Tai tas vadovas, jisai turi ištraukti tas geriausias savybės iš žmogaus. Ką kalbėjau, Jo. Kitas dalykas, ką ir tu sakei, kad mes užsidirbam visame tame pačiame, žinai, kame mes viską darom ir tie žmonės, kurie yra praėję daugiau įmonių, net ir trumpam periode, jie mato gerokai lankščiau ir gerokai greičiau pripranta naujai visiškai mąstyti ir nebedaryti standartiškai ir šabloniškai. Nors Lietuvoje mes tikrai bijom tokių darbuotojų, kurie dirbė, nežinau, metus laiko, pavyzdžiui, ar 1,5 metų įmonėse, nežinau kodėl. Nors iš tikrųjų, kasdienybei tokie žmonės yra gerokai lankstesni, jie gerokai greičiau pripranta prie visko. Bet aš galvoju, gal čia kartos klausimas. Čia yra ir kartos klausimas ir manau, kad visuomenės klausimas. O dėl to man kažkaip smagus yra pas mane IT su žmonėm, kai kalbu, jie, pavyzdžiui, ką tu galvoji IT, kokias karjeros norėsi. Ir jie sako, nu gal, pavyzdžiui, pabandysiu vadovo rolę. Sakau, tai kodėl tu nori vadovo rolę? Nu, bet nežinau, noriu pabandyti, sako, pabandysiu, išeis, tai okei, smagu, neišeis, sako, tai nu tiesiog kažką grįšiu savo, tarkim, programavimą, ar ne? Ir galvoju, kaip įdomu, taip niekada negalvojau, žinai, apie tai, kad pabandyti, drąsiai pabandyti ir tiesiog nežinai, ką tu turi daryti, nuklikti sąrašas užduočių yra labai aišku sistema, o po to pažiūrėsiu, suklysiu, tai suklysiu, nebijau, ten ištaisysiu kažkokį bugą ar kažką ir važiuosiu toliau. Ir čia vadovai, reiškia, su to žmogaus irgi padeda žmogui pamastyti, pagalvoti, out of the box, įgalina. Taip, nes, na, yra atvirkštinių vadovų, kur sakė, tau gerai sekasi, kur tu eisi, liks su manim ir taip toliau. Tai tarptautinės korporacijos jos visą laiką turėdavo, nežinau, kiek jos dabar turi, bet turėdavo trainee poziciją, kur žmogus siuntinėja iš skirtingų pozicijų pasižiūrėti įmonę, ne? Įmonės perspektyvą. Ir tai yra irgi labai geras būdas mokintis. Dar čia laikas nesibaigė, man atrodo, kad viena iš svarbių gero vadovo skillsų, tokių kompetencijų, tai ir tas savinės toks, kad tu technologiškai turi irgi būti up to date, ar ne, vis domėtis ir būti tame, nes vis tiek verslas tampa tas technologijų. Tai va tas yra labai svarbu, manau, irgi. Čia, man atrodo, gerą galimybę turim dabar, ypač su visais, reiškia, įrankiais ateinančiais naujos kartos, kur čia, žinai. Bet čia yra iššūkis, vienas didžiausių iššūkių, kaip greitai įsisavinti viską ir kaip greitai turėti tiek investicijų, kad galėtų įmonės atsinaujinti ir naudoti naujausius įrankius. Ir tuo pačiu išlaikyti kritinį mąstymą, nes įrankiai prigeneruos tiek gero, tiek pat ir blogo, žinai, arba nu juos gali naudoti ir... Nes mes patys, kaip sakant, duosim tą info, tiek ir gerą, tiek ir blogą. Aš dar užbaigimai noriu šiek tiek į kitą pusę nueiti, bet kažkaip nemažai girdžiu kartais kritikos jauniems vadovams, visai jauniems. O vat norėčiau kiekvieno paklausti, o ką kaip tik galima pasimokyti iš tų jauniausių vadovų, kad čia ten 25 ir panašiai. Ką vyresnė karta, pavadinkim, ko iš jų kaip tik galime pasimokyti iš jaunųjų vadovų dabartinio? Aš tai, žinok, neskirstyčiau jaunų ar vyresnių. Aš labiau sakyčiau, kad tai yra žmogus požiūris, žmogus supratimas ir tiek, kiek tu kaip žmogus laisvai mąstai ir mąstai out of the box. Bet kolegė paminėjo, ne, tą out of the box. Kiek tu esi labiau linkęs eiti pirmin, tobulėti, žinoti, norėti, kiek tu turi savo suvokimo, kur tu nori būti, nuo to labiau priklauso, nepriklauso nuo amžiaus. Tikrai esu mačius labai smart vadovų, kurie yra 60+ ir labai smart vadovų, kurie yra 28-27 metų. Ir kurių kompetencija netgi yra aukštesnė negu tų, kurie yra vyresni arba atvirkščiai. Tai nesakyčiau, kad tai labai priklauso. Tiesiog nepastebi tendencijų tarp amžių. Aš tai galvojau, kad kaip tik jaunesni vadovai, jie šiek tiek baiminasi tokią negatyvę kritiką išsakyti savo komandai. Tai jie bijo pasakyti blogą feedback, nes tas vis tiek ta aplinka, kur ten vis ir laikai, ir ten tu įkvėpk, pasakyk tik viskas, koks tu geras, koks tu čia kaip viską gerai darai. Ir jiem labai sunku pasakyti, ką tu blogai darai ir kur tau reikia tobulėti. Tai čia gal jaunam vadovui palinkėčiau drąsos pasakyti, nes tai yra dėl žmogaus gerovės tas dalykas, kurį sakai blogą, tarkim, ten,
neblogas, gal sakyčiau, bet tobulinti grįžtamą ryšį, nes tai yra ne tik tais dėl to pačio žmogaus, bet ir dėl kliento galbūt, dėl organizacijos gerovės, kad šitą turėtų drąsiau daryti ir mokytis tą daryti. Man kirba, prisimenu vieno bičiulio, konsultanto graiko, reiškia, tokį atsakymą. Aš kažkada dar, kai labai jaunas buvau, jo paklausiau, sakau, Filipai, ko reikia, reiškia, kad būtum geras konsultantas? Žinai, kas yra tai? Jis man tuo metu, reiškia pasakė, Ugniau, reikia žilų plaukų. Nu, žinai, taip kažkaip tada ten pasijokėm, atrodė, aš čia tų žilų plaukų greit neturėsiu, žinai, tuo metu taip, bet iš šiandienos perspektyvos, taip, labai įdomus kampas, jauni, seni, ne, matydamas daug tų vadovų savo praktikoje, savo veikloje, aš matau, kur yra tam tikros išminties vadovavime. Ir nėra išminties. Ir aš suprantu, kad jos neįmanoma išmokti. Jinai įgyjama per laiką. Per klaidų kiekį, per, žinai, praktikos apimtį, per... Nes, galvoju, ne, vėl čia grįžtu dar ir prie pagrindinio klausimo. Tam tikra diplomatija vadovų, ne? Galėtum sakyti, kartais jos gal ir nereikia, reikia būti tokiu, žinai, tiesiu kirviu. Taip. Bet kai biški gyvenimas apdaužo, suvoki, kad gal ne visada, gal kartais reikia, žinai, biškutį, pasiplanuoti, pasigalvoti, kaip čia tos interesus suderinti. Jo. Ir aš taip, aš nežinau, ar čia tinkama vieta pasidalinti, bet aš esu savo taip gal kartas atskyręs vienu įdomiu tokiu pjūviu, ne? Mūsų tėvų karta yra ta, kuri gyveno tokioj, aštrioj priespaudoj. Dėl to, reiškia, jie turi tokius, aš taip netgi sakyčiau, jie gyveno 3 gyvenimus. Ne? Jie gyveno privatų gyvenimą, tai yra tas, kas yra namuose, jie gyveno viešą gyvenimą, kas yra norma, kaip turi elgtis, reiškia, viešoje erdvėje, ir jie gyveno profesinį gyvenimą, tai reiškia jau tokia darbo aplinka. Ko dabartiniai toj vadinamoji jaunoji kartoj, ne, aš nematau. Aš ten matau, jie yra vientisi. Jis toks pat ar jie. Ir gyvenime, ir darbe, ir pozicijoje toj, ir vedžiodamas šunį, ir atostogavimas. Žinai, nėra tos tokios, kad pala, čia man reikia biški persijungti kažkokį, ar labai save kontroliuoti, kažko nepasakyti, ne, ir panašiai. Tai tam tikrą prasme jie yra tikresni, nuoširdesni, natūralesni, jie tokie, ne? Bet iš kitos pusės, ne, gali būti, kad kartais to biški lankstumo stoka, arba tokio, nežinau, situacijos nuskaitimo, ne, kaip čia ne, nes tokio būna stubbornness, tokio, kaip čia užsispyrimo, kad, žinai, aš čia toks ir čia jūs prie manęs. Mes kaip vadovai turim augti, ir čia tai, ką tu sakai, žinai, mes nebūsim geri vadovai iš karto, žinau, pirmoji pozicija. Taip. Tai čia šitoje vietoje vėl mes grįžtame tą patį, tas žmogus turi mokintis, jis turi... Praktikos valandos. Praktikos valandos, tik tai ir niekaip kitaip. Tai tada kitaip klausimą, jeigu... Ir kuo mažiau ego. Po kiek valandų vadovas jau įgyja kažkokį tą, jeigu čia kokį baltą diržą, ar kokie ten būna sporto. Aš manau, kad nėra tokio skaičiaus, jisai nebaigtinis. Jo, aš manau, kad jis tiesiog nebaigtinis. Patirtis yra svarbi, bet gebėjimas ne tik išmokti ir atmokti yra labai svarbus, man atrodo, šioje vietoje. Taip. Nėra valandų skaičių. Taip. Tai ačiū už diskusiją. Ačiū. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Kažkaip labai greitai, ne? Oi.